Žuvies gaudymo plūdine meškere procesas turi savų ypatumų ir niuansų, kuriuos reikėtų žinoti. Šiandien dėmesį atkreipsime tiesiogiai į plūdę ant meškerės, iš karto verta atkreipti dėmesį į jos spalvą, joje neturėtų būti per daug spalvų. Žuvys turi gerai išvystytą gebėjimą atpažinti spalvas ir tai reikėtų žinoti. Renkantis snapelį, plūdė neturėtų atrodyti kaip spalvotas vaikiškas žaislas. Faktas tas, kad beveik visada ryškumas suvaidins priešingą vaidmenį, išgąsdins žuvis. Spalvos ypač aktualios žvejojant sekliuose vandenyse. Kalbant apie upės vandenį, jame mažiausiai tikėtina, kad bus pastebėti pilkos ir žalios spalvos masalai, nes jie primena kranto augmeniją ir povandeninės šėryklas. Tokioje aplinkoje žuvys nejaus grėsmės ir galės drąsiau priartėti prie kabliuko. Svarbu suvokti, kad pati meškerė neturėtų būti blizganti, kitaip ji taip pat išsiskirs fone ir žuvis neprieis prie masalo. Pažymėtina, kad net ir žvejo apranga vis dar turi svarbų vaidmenį, ji neturėtų būti ryški, susiliejanti su aplinka. Optimaliausia bus naudoti apsauginės spalvos kostiumą. Masalo naudojimo žvejyboje niuansai. Daugelis meškeriotojų sėkmingai naudoja kandis, nes tai susiję su natūraliu masalu. Tai, kad ji yra žuvų mitybos raciono dalis natūralioje aplinkoje. Tačiau parduotuvėse galima nusipirkti tik pašarinių kandžių, o norint jas ilgiau išlaikyti, patartina laikyti šaldytuve. Yra universalus masalas, kuris tinka žvejoti ištisus metus, tačiau ant šviežio slieko geriau negaudyti, geriau jį kurį laiką palaikyti inde su samanomis. Be kitko, svarbu dažnai keisti masalą, kad jis išliktų patrauklus žuvims.